Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Informacija. Sveiki, Sveiki. čia aerouostas. Taip. Aš pas jūs ką tik į lėktuvą įlipau, į Edinburgą skrendu. Taip. Norėjau paklausti, Prašau. gal žinot, kurioje vietoje mes dabar tiksliai randamės? Palaukit, tai jūs turėjot skristi į Edinburgą? Tai aš skrendu dabar, kaip jūs nesuprantat? Tai jūs dabar kur randatės? Nu kur aš galiu rastis dangui juk? Tai ko jūs būtent norit iš manęs? Noriu sužinot, kurioje vietoje dabar yra lėktuvas. Jūs skrendat dabar lėktuvu ir jūs man iš lėktuvo skambinat? Tai ne blin, faksą siunčiu. Aišku, kad skambinu. To negali būti. Taip, negali būti, negali. Stovi šalia manęs dabar jūsų stiuardesė ir liepia išjungti telefoną. Bet kol negausiu informacijos, aš to nedarysiu. Jūs neturite teisės dabar skambinti iš mobilaus. Mes tik tai turime informaciją, kad lėktuvas išskrido. Kur jūs randatės, aš nežinau. Va, stiuardesė sako, kad kažkur virš Šiaurės jūros esam. Tai netoli nuo Lietuvos išeina, ne? Jūs atleiskit, bet mes į tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta. Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviest? Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburgė. Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu. Jūs prašau paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobilių telefonų. Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį. Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą. Tai paklauskit. Neturim tiesioginių ryšių su... Nu dar gražiau. O jeigu mes skrist pradėsim, kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti? Tai vat aš jums patarčiau padėti vis dėlto ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom. Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal. Tai nusileisit Edinburgė, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal. Nu parašiutų, taigi turit? Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat? Čia gyvybės ir mirties reikalas. Stiuardesė ragelį, prašom, paduokit. Ji nesutinka kalbėti, visa panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuoti lėktuvą. Jūs juokaujat. Jeigu jums juokinga. Jūs dabar randatės lėktuvę ir jūs randate nežinia kokiam aukšte ir jūs man siūlot jum iškviesti taksi? Baisu. Jūs net ryšio su pilotu neturit. Tikrai neturim. Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą. Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgių tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis, iš tikrųjų tikrai negalima naudotis mobilių telefonų. Negalima, tai trūkdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip... Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į castingą. O ten stiuardesė yra viena ar dvi? Nu gražiausiai, jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda. Bet žinokit, dėja, aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį ir tai yra draudžia saugumo taisyklės ir dėja, kaip nebūtų... Negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokią galimybę dabar pavyko prisiskambinti, tai yra tikrai stebuklas. Gerai. Paskutinės paslaugos reikia. Taip. Užsirašykit, padiktuosiu. Palaukit minutėlę. Taip. Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Laševičius vėlos į castingą. Ten su kuo galima bendrauti? Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321 321 44 44 23. Čia mobilus? Ne, paprastas. Gerai, tą dalyką aš perduosiu. Ačiū jums nors už tai. Prašau, jūs sudėkit tikrai ragelį įsijunkit. Ačiū. Prašau.